apibendrintai sakau, kad tiesiog gydytojai negrįž į viešąjį sektorių, jie geriau jau rinksis emigracijos kelią arba pasiliks ten, kur jie yra. Ir kas gausis iš viso to, jeigu sumažės PSDF finansuojamų paslaugų privačiame sektoriuje, vadinasi, kainas privatus sektorius pakels ir pacientam dar labiau padidės sveikatos priežiūros kaina, o viešasis sektorius užsikiš tiesiog. Jisai dar ten turės ilgesnės eilės ir bus priešingas efektas. Tai užuot giluminiškai žiūrėję į visas priežastis ir ieškoję priežasčių, kaip sumažinti biurokratiją, kaip didinti finansavimą, kad būtų adekvatus įkainiai, kad būtų galimybė visiems tolygiai konkuruoti. Tai pasirinktas yra labai paprastas toks populistinis kelias, kuris skamba žmonių ausise, bet pacientų organizacijos, profesinės organizacijos visiškai turi kitokią požiūrį ir diskusijose sako, mes nepritarėme, bet sveikatos apsaugos ministerija kol kas to negirdi.